Bet turime vieną fantastišką sugebėjimą. Spėk. Tai echolokacija. Jos dėka mes galime orientuotis ne tik dieną, bet ir naktį. Kietai tiesa? Smagu žaisti tarpusavyje. Smagu žaisti ir su žmogumi. Būdavo. Bet vieną dieną žmogus pradėjo elgtis keistai. Kažkoks lyg erzelys jo apėmė, piktis nežinau. Tam, kad aš šiandien ir pasikviečiau. Gal tu gali man padėti išspręsti, koks tu žmogus? Aš irgi jaučiu kartais pyktį, ne tik